Labą dieną, dabar esu Kioto geležinkelio stotyje ir šiandien aš važiuoju į Tokiją, nes aš turiu šiandien Lietuvos ambasadoje turėsiu renginį apie kalėdas, kalėdų renginį ir dėl to šiandien aš ten išvyksiu. Dabar prieš 9 valandą ir čia yra būtent grafika ir visi šitie traukiniai važiuoja į Tokiją ir tai. Nors esu Japonas ir nuo vaikystės matau, tai tikrai beprotiška, kad kiekvienų 10 minučių važinėja, išvyksta traukiniai iš čia į Tokiją. O mano traukinys išvyks 8:54 ir po to 9:01 ir po to 9:10, o čia irgi būtent 9:08, 9:13, 13, 21, labai daug važinėja. Ir peronas yra labai ilgas. Labai. Ir greitasis traukinys išvažiavo iš Kioto 8:54 ir tuoj įvažiuoja į Šigos prefektūrą, kuri yra šalia Kioto. Ir tolumoje matote kalnus, kurių viršūnės yra padengtos sniegu. Labai gražus, ar ne? Būtent šitie kalnai yra įsikūrę tarp Kioto ir Šigos prefektūrų. Ir traukinyje reikia valgyti, mėgautis maistu. Ir čia yra bento dėžutė, kurioje būtent yra sušiai. Sušiai yra su krevetėmis, skumbrų ir lašiša. Būtent šitie sušiai buvo labai skanus ir ypač su gražiais vaizdais, tai dar skanesni. Ir čia galbūt suši su krevete ir skaniai valgiau, labai atsiprašau, truputį negražiai valgau galbūt. Ir čia kava. Visada kava, gerti kava traukinyje, tai labai jauku. Ir būtent pro langą turėjo būti aukščiausias Šigos prefektūroje kalnas, pavadinimu Ibuki kalnas, kuris yra 1377 metrų aukščio, bet buvo padengtas debesimi, kaip matote, bet vis tiek gražus vaizdas, ar ne? Ir jau važiuoja daugiau nei 1 valandą ir ten tolumoje matosi labai gražus kalnas. Ar žinote, koks yra tas kalnas? Tai būtent aukščiausias Japonijoje kalnas pavadinimu Fuji, kuris yra 3776 metrų aukščio. Ir, jau netoli Tokijo važiuoja ir oras buvo gražesnis ir dėl to matėsi labai gražiai Fuji kalnas iš Shinkanseno. Ir po 2 valandų kelionės daugiau pastatų pasirodo ir esu jau Tokijoje. Būtent greitasis traukinys daugumą laiko važiuoja kaimuose, kur nėra aukštų pastatų, todėl čia jau visai kiti vaizdai. Galima mėgautis tikrai įvairiais vaizdais važiuodama greituoju traukiniu. Ir būtent klausote paskelbimą angliškai. Ir būtent šitą kalbėtoją iš Australijos ir ji būtent labai elegantiškai gražiai kalba anglų kalbą ir net taria labai gražiai Japonijos miestus, kiekvieną miestą. Net gražiau nei japoniškai. Man labai patinka. Todėl, jeigu važiuosite kažkada greituoju traukiniu Shinkansenu, tada
atsargiai klausykite paskelbimą angliškai. Dabar po 11 valandos ir atvykau į Tokiją. Jau 4 mėnesiai būtent praėjo nuo kada paskutinį kartą čia buvau. Na, dabar aš dar turiu būtent daug laiko iki pradžios, renginio pradžios būtent. Na, būtent aš jau kelis kartus arba daugiau našame kanale kalbėjau apie Tokiją, na, ypač aplink Tokio geležinkelio stotį ir būtent netoli čia yra imperatoriškieji rūmai, na, bet jau kalbėjau pakankamai, todėl nieko iš čia. Na, aš tik galbūt pasivaikščiosiu, na, galbūt eisiu į Lietuvos ambasadą, pėsčiomis, peškom galbūt iš čia. Ir tada, na, geras laikas. Galbūt iki 13 valandos, na, aš ten nueisiu, atvyksiu galbūt. Na, būtent šiandienis renginys prasidės 13 valandą, dar yra pusantros valandos, todėl, na, jeigu eisiu peškom, tai tikrai, kaip sakyti, laiku ten ateisiu galbūt. Būtent ši gatvė vadinasi Marunouchi-Nakadori ir yra daug kavinių, prekystalių, restoranų ir čia galima laisvai vaikščioti ir labai jauki vieta ir man atrodo, kad ši vieta buvo įkurta tik neseniai, nes anksčiau, kiek žinau, kiek prisimenu, nebuvo tokios vietos, tikrai atrodo labai jauki, ar ne? Ir gražu. Man labai patinka ši gatvė Tokijuje, galbūt labiausiai. Labai gražu. Na, būtent tik aš atvažiavau į stotį ir dabar man reikia eiti peškom į ambasadą. Man atrodo, kad aš jaučiu, kad truputį, na, vėluoju. Šią vasarą aš irgi vėlavau, o aš stengsiuosi nevėluoti šį kartą. Jau tik 10 minučių liko, reikia greitai eiti. Na, atėjau laiku beveik. Na, Lietuvos ambasada antrą kartą šiais metais. Ir aš laiku atėjau į ambasadą, bet būtent tada, prasidėjo truputį vėliau ir čia būtent matyti momentą, kai senelis dovanojo dovanas vaikams, kurių tėvai yra iš Lietuvos arba Japonijos. Ir buvo labai linksmas laikas ir ambasadoje mes paprastai valgiau, kalbėjau, geriau ir viskas. Ir buvo tam iš viso 4 arba 5 valandas. Na, buvo linksma. Na, būtent baigėsi renginys tik prieš kelias valandas ir po to, na, ėjau valgyti su draugais ir dabar jau po 8 valandos. Ir dabar aš einu į viešbutį, o dabar esu čia Tokijo miesto centre. Na, aplinkui yra daug aukštų pastatų. Na, taip atrodo. Na, nieko ypatingo nėra čia iš tikrųjų. Dabar aš metro traukiniu važiuoju į viešbutį. Na, būtent iš tikrųjų renginių metu aš daug nefilmavau. Na, apskritai, pamiršau filmuoti, visą laiką kalbėjau su kažkuo ir labai mažai filmavau būtent, bet yra truputį kažką parodyti. Na, bet apskritai renginys buvo labai smagus ir buvo
smagus maistas irgi, ne, skanus maistas irgi buvo. Esu patenkintas. Na, labas rytas, šiandien gruodžio 16 diena ir dabar esu Tokijuje ir dar vieną dieną aš praleisiu laiką čia, o šiandien aš ketinu keliauti į jūrą, prie jūros aš šiandien būsiu ir dabar važiuoju. Čia yra Nakano geležinkelio stotis, aplinkui taip atrodo, o čia aplinkui aš apsistojau šiandien. Ir iš čia aš pradedu kelionę. Na, aš tik palikau savo kuprinę, kitą kuprinę būtent stotyje, kur netoli yra mano, autobusų stotis būtent, iš kur šiandien vakarą, išvyksiu. Ir dabar aš iš čia dabar esu iki Bukuro stotyje ir iš čia važiuosiu. 平塚行きが参ります。危ないですから黄色い点字ブロック。 Na ir atvykau į Katase Enoshima stotį. Ir būtent taip atrodo stotis, labai graži stotis būtent. Aš būtent vieną kartą čia buvęs, bet neprisimenu, kad anksčiau buvo tokia stotis, neprisimenu. Na, labai gražu. Ir dabar aš einu į paplūdimį. Būtent šioje vietoje yra sala. Būtent tam jau matote. Tai yra sala būtent ir vadinasi Enoshima. Ir, tai sala, bet dabar jungta su žeme ir ten yra tiltas ir galima pereiti. Ir čia yra labai gražus paplūdimis ir ten yra Enoshimos sala. Dabar yra gruodžio mėnesį, bet ten, kaip matote, yra daug žmonių, tai banglendininkai būtent. Čia prie jūros daug yra. Ir ten tolumoje matomi gražus kalnai ir ten turi būti Fuji kalnas, kuris yra aukščiausias kalnas Japonijoje, bet viršūnėje yra daug debesų ir nematomas. Labai gaila, nors šiandien čia labai gražus oras. Sunku tikrai matyti. Labai gaila. Bet vis tiek gražu. Būtent matydamas tuos banglentininkus, truputį pradėjo man norėtis plaukti jūroje, nes dabar pakankamai šilta iš tikrųjų. Nors temperatūra šiandien tai 11 laipsnių, bet dėl saulės tai pakankamai šilta. Ir aš manau, kad plaukti jūroje tai dabar, nežinau, jauku galbūt. Todėl dabar einu patikrinti vandenį. Ar tai šilta arba labai šalta, nežinau. Tai nežinau. Aš jaučiu, kad tai nėra per šalta būtent. Galima plaukti galbūt. Bent tai dar šiltesnė nei Baltijos jūra vasaros metu galbūt. Arba ta pati temperatūra galbūt.
Na, būtent aš tik pastebėjau dabar, kad čia daug žmonių turi labai keistos formos dviratį, kaip matote. Ir, būtent taip atrodo. Čia yra įrankis tam, kad galbūt, laikytų banglentę. Matote. Ir čia yra daug tokių būtent dviračių visur, būtent. Įdomu. Čia tikrai daug žmonių, galbūt gyventojų turi tokį dviratį. Tai labai patogu. Galima laikyti banglentą ir tuoj galima mėgautis sportu. Visą laiką atrodo, kad išeis debesis, bet visą laiką būtent yra debesis viršūnėje, Fujikalno viršūnėje, dar nematytas. Bet aš tikiuosi, kad vėliau bus matytas. Taip tikiuosi. Dabar aš einu į salą galų gale. Būtent skaičiau Wikipedijoje, kad Enoshimos sala yra jungta su žeme, bet man atrodo, kad ne. Yra, kaip matote, vanduo. Bet aš skaičiau, kad senovėje, anksčiau, čia buvo smėlio takas tarp salos ir žemės ir žmonės galėjo ateiti peškom į salą. Kai buvo atoslūgis. Nežinau, galbūt dabar irgi yra atoslūgis. Kai yra atoslūgis, galbūt pasirodo, nežinau, smėlio takas, bet man atrodo, kad ne. Čia gan gilu būtent. O būtent, ten dar yra Fujikalnas, bet vis dar viršūnėje yra sniegas ir nematytas gražiai. Nežinau, ar matyti kameroje, bet truputį matyta viršūnė tam, nežinau, ar matote sniegą. Bet sniego spalva tai labai panaši į debesų, todėl debesus tai sunku matyti, galbūt. Ir būtent šioje saloje, salos įėjime yra šventovė. Vadinasi Enoshimos šventovė, tam matyti. Ir iš čia būtent prasideda kelias į šventovę. Ir čia palei gatvę yra daug prekystalių, kavinių, parduotuvių yra, apskritai, suvenyrų parduotuvė, man atrodo. Šioje gatvėje yra labai daug žmonių ir tai būtent vargina mane. Ir čia yra šventyklos įėjimas. O čia dar toliau reikia įeiti. Sakoma, kad yra 46 metrų aukščio. Galima peškom eiti arba čia yra eskalatorius būtent, bet galbūt tai mokamas eskalatorius. Bet laukia yra labai įdomu, ne? Būtent čia bilietas galima įsigyti. Net yra, kortelę galima irgi pirkti. Taip atrodo. Taip atrodo. O būtent viršūnėje yra dar bokštas, apžvalgos bokštas ir aš irgi nusipirkau bilietą į bokštą ir kainavo iš viso 700 jenų, tai beveik todėl 4-5 eurai. Ir čia yra Enoshimos šventykla.
Ir sakoma, kad buvo pastatyta 6 amžiuje. Ir sakoma, kad šiai šventovei skirtas vandens dievas. Ir aplinkui taip pat rodo šiek tiek daug žmonių yra. Ir dar eskalator tęsiasi iš čia. Ir čia yra kita šventovė, kuri buvo pastatyta 9 amžiuje. Ir iš čia matyti uostas. Na, šiek tiek gražus vaizdas. Šiek tiek. Ir čia dar yra eskalatorius ir tai paskutinis ir galų gale galima eiti į viršūnę. Ir čia yra salos viršūnė. Ir tam būtent yra apžvalgos aikštė. Ir čia yra salos žemėlapis. Dabar esu čia. Ir jo, pradžia yra čia. Taip ėjau eskalatoriumi. Ir ten toliau galima eiti būtent. Ir ten būtent yra apžvalgos aikštė, į kurią dabar einu, arba vėliau, nežinau. Ir tai vadinasi Sea Candle, taip vadinasi dėl to, kad ten, tai atrodo kaip žvakė. Ir jo, aplinkui labai čia gražu, labai. Ir tolumoje net matoma kita sala, būtent vadinasi Oshima. Aš nežinau, kiek yra atstumas, bet jo, netoli visai, turbūt. Na, pirmiausiai aš nusileidžiu ir ateisiu prie jūros. Ir būtent čia yra labai įspūdingas vaizdas, kaip matote, yra uola. Labai gražu. Taip atrodo. Labai įspūdinga. Ir čia yra kita šventovė pavadinimu Oktsumija. Ir būtent kiekviena šventovė, kurias matėme šioje saloje, tai būtent susijusios vienas kitą. O ši šventovė būtent vieną kartą sugriauta 19 amžiuje, bet po to atstatyta ir po 1 metų. Todėl tai visai nauja gan. O čia yra Ryūgu Daijin šventovė, labai ypatinga šventovė. Ir tai labai įdomu, kad uoloje yra pamaldų vieta, kaip matote. Labai magiška, graži šventovė ir įspūdinga. Matote, laimai, man pavyko pamatyti Fuji kalną. Kaip matote, viršūnė yra matyta. Labai džiaugiuosi, labai. O kaip matote, čia yra vieta, kur uolos pasirodė iš jūros. Dėl to, kad būtent buvo žemės drebėjimas ir tada šitos uolos pakilo ir pasirodė žemėje. Ir būtent atrodo kaip grindys, uolos grindys. Labai graži vieta.
Na, būtent šiandien draudžiama nusileisti toliau, nes šiandien labai banguota ir tai pavojinga, bet kai kurie žmonės ten nusileido ir net rūko. Na, aš manau, kad po to išmes cigaretę galbūt ten. Na, tokie nemandagus žmonės yra kartais. Vis tiek labai gražus vaizdas. Labai. Na, kaip jums patinka šis vaizdas? Labai gražus. Na, esu labai jau patenkintas, kad galų gale man pavyko pamatyti Fuji kalną. Na, aš čia 2 kartus buvęs, bet vis tiek dar labai mane žavi. Ši vieta tikrai faina. O čia būtent yra urvas ir sakoma, kad senovėje vienuoliniai čia praktikavosi viduje, urvo viduje. Na, dabar irgi galima eiti, bet man gan nedomina, todėl neinu šiandien. Na, man jau viskas gerai su tais vaizdais. Patenkintas. Na, būtent dar daugiau laiko aš čia noriu būti, bet dabar man reikia eiti, nes galbūt apžvalgos aikštė bus uždaryta. Galbūt 17, todėl 5 valandą vakarą, todėl nežinau, būtent. Todėl, greičiau dabar sugrįšiu. Ir sugrįžau į apžvalgos aikštę, na tik aš nežinau, ar tai verta pamatyti iš bokšto vaizdus, nes paskutinėje vietoje buvo labai jau pakankamai gražu, nežinau. Na, galbūt galima matyti saulėlydį, turbūt iš čia. Na, įeinu. Na, būtent čia nėra tik apžvalgos aikštė, bet irgi yra toks sodas, bet šis sodas nėra taip gražu, iš tikrųjų, kaip matote, nėra labai mažai gėlių būtent. Na, nieko ypatingo, tikrai, tik yra kai kurios rožės ir viskas, mažai gėlių. Na, būtent dabar tai 3:30, todėl dar yra laikas iki 5 valandos, bet gerai, kad dabar įėjau, nes nuo 5 valandos čia bus papildomas mokestis. Na, reikės papildomo mokesčio, todėl gerai, kad dabar įėjau paprastai. Ir kainuoja tik 500 jenų. Už bokštą, už apžvalgos aikštę. Todėl tai gerai, pigu. Na, būtent ši sodo dalis yra graži, kam įspūdinga čia. Na, būtent šį sodą kūrė vienas amerikietis, kuris kažkada gyveno Japonijoje. Na, būtent 19 amžiuje jis kūrė. Na, yra prekybininkas ir mokslininkas ir laisvalaikė, jis skūrė šį sodą. Taip aš skaičiau. Na, todėl yra čia labai daug įvairių augalų. Na, įdomu matyti būtent iš tikrųjų. Ir šitie augalai būtent tinka Enošimos salos klimatui. Na, būtent sakoma, kad šioje saloje truputį temperatūra yra aukštesnė nei pagrindinėje saloje. Na, bet 1 laipsnis, kaip skaičiau. Na, vis tiek šilčiau čia. Na, ir dabar būtent šilta čia. Na, čia jauku dėl to, kad yra mažiau turistų. Na, nežinau,
nežinojau, ar tai verta aplankyti, bet aš manau, kad jo, verta. Galbūt, nes tik 3 eurai kainuoja ir galima mėgautis sodu ir dar vaizdas iš bokšto. Na, dar aš nemačiau, na, dabar einu tam į viršūnę. Ir čia yra kavinė. Jo, labai gerai čia su gražiu vaizdu. Ojejku, dabar Fudžikalnas padengtas debesų. Na, nežinau, ar tai tikrai verta įeiti į viršūnę, pakelti. Na, nežinau, dabar aš galvoju, kad lauksiu iki saulėlydžio galbūt. Tada, na, galima matyti, žinai, na, kitus vaizdus. Na, dabar galbūt, na, čia yra kavinė, todėl, na, kažką gerus arba valgysiu ir, na, linksmai galbūt lauksiu čia. Na, ten yra pagrindinė sala, žemė. Na, Fudžisavos miestas, kuriam būtent Enošimo sala priklauso. Ir tolumoje matyti daugiau kalnų, labai gražių. Na, būtent nieko ypatingo ten nebuvo, tik yra gėrimai ir skrudintos bulvės. Na, bet aš nusipirkau kavą būtent, bet, na, gardžiai kvapą. Na, nežinau apie skonį. Na, gera. Na, galbūt gera kava. Aš manau, skanu. Ir daro tai skaniau su gražiais vaizdais būtent. Labai jauku. Labai. Na, dabar po truputį tamsėja. Ir, na, dabar aš manau, kad geras laikas įlipti. Na, ir čia yra vaizdai iš apžvalgos aikštės. Iš ten būtent įėjau į salą, labai gražu. Na, būtent tik dabar nusileidau ir aš manau, kad tai buvo verta pamatyti iš aikštės. Na, čia yra sodas būtent ir turbūt čia yra, nežinau, citrinas, man atrodo. Ir čia yra įvairios gėlės. Na, gražiai žydi. Na, buvau be galo sužavėtas būtent, na, man pavyko pamatyti Fudžikalną ir saulėlydį. Na, kaip žinote, aš truputį abejojau, ar tai verta pamatyti iš apžvalgos aikštės, bet tai tikrai verta buvo. Todėl aš galiu, na, pasiūlyti, na, tam įeiti į apžvalgos aikštę. Ir tik aš išėjau, na, čia nuo 5 valandos reikės papildomo mokesčio, o čia dabar yra apšvietimai, bet tikrai nieko, man atrodo, nieko ypatingo. Čia apšvietimai tikrai. Na, būtent šioje vietoje apšvietimai truputį gražu.
Bet iš tikrųjų tai man nedomina. Nežinau, kaip jums patinka. Galbūt vaikams smagu, galbūt. Na, būtent po gražių vaizdų, be galo gražių ir žavingų vaizdų iš apžvalgos aikštės, na, aš negaliu čia būti sužavėtas. Arba paprastai mano širdis yra, nežinau, steršta, nežinau. Jo, aš negaliu būti čia sužavėtas. Na, netrukus aš išeinu iš salos. Na, daro nuotrauką, truputį lauksiu. Arba kitų kelių išeisiu. O būtent nėra, būtent eskalatorius žemyn, todėl kai nusileidžiu, tai tik laiptais galima. Na, būtent čia visur yra apšvietimai, bet atsiprašau, kad mano širdis tikrai steršta tikrai. Aš negaliu būti sužavėtas tikrai. Atsiprašau, todėl aš daugiau nefilmuosiu čia. Ir po to aplankiau Enošimos saloje esantį restoraną. Ir būdamas Enošimos saloje, aš sužinojau, kad čia garsėja mailiais. Na, tai yra, šitos baltos žuvelės. Ir, sakoma, kad čia daug paimti. Ir aš čia užsakiau mailių dubenėlį su ryžiais. Ir tai buvo labai skanu. Šitos baltos žuvelės, mailiai yra labai švieži ir, burnoje aš, jaučiau, kažkokį saldumyną, žuvelių, saldumyną. Ir čia yra mailiai su galbūt miso padažu. Na, tai buvo labai įdomus skonis būtent. Ir čia rodo, kaip šitos baltos žuvelės mailiai yra paimti. Na, buvo labai įdomu žiūrėti. Na, labai daug yra. Ir čia yra Japonijos žvaigždžių autografai ir tai rodo, kad daug žvaigždžių apsilankė šiame restorane. Na, čia valgiau, buvo labai skanu. Galbūt tai, nežinau, kaip skaityti. Amami, galbūt taip vadinasi šis restoranas, galbūt. Rekomenduoju, jeigu būsite čia. O būtent Enošimos saloje gyvena gyventojai, yra gyventojai būtent. Ir pagal Wikipediją iš viso čia gyvena 292 gyventojai. Ir čia galbūt gyvenamoji vieta. Ir man atrodo, kad irgi čia aplinkui yra, kaip sakyti, nakvynės namai galbūt. Man atrodo. O čia labai tamsu, mažai šviesu. Bet čia faina gyventi galbūt. Labai ramu. Taip atrodo. Labai šiaurės gatvė ir dar toliau būtent tęsiasi. Čia daug važinėja motociklų, būtent truputį triukšminga, bet kai nėra, tai labai gerai, ramu ir labai ramina šis bangos garsas. O čia yra būtent
geležinkelio stotis. Dar naktys būdingiau atrodo. Gražu. Ir šiuo traukiniu sugrįšiu. Na, aš tik sugrįžau į Tokiją, o čia yra būtent užimučiausia geležinkelio stotis Japonijoje irgi pasaulyje. Nes kiekvieną dieną sakoma, kad naudoja 3 milijonai žmonių būtent. Na tai 3 milijonai, tai beveik visi Lietuvos gyventojai. Gyventojų skaičius visas. Čia visada daug žmonių yra. Būtent aš irgi visada kasdien naudojau, kai gyvenau Tokijoje į darbą. Man reikėjo visada keisti traukinį. Ir būtent čia per šią stotį būtent daug geležinkelio traukinių linijų važinėja. Ir ši stotie beveik kaip labirintas. Aš niekada negaliu išmokti kelių, visai negaliu, nors kasdien naudojau. O būtent kiek prisimenu, prieš 6 arba 7 metus, kai dar aš gyvenau Tokijoje, vienas žmogus čia šiame tilte būtent sudegino save ir tokiu būdu nusižudo. Buvo savižudybė čia. Tada buvo tikrai baisus įvykis. O dabar esu Šindžiuku rajone, Tokijo vakaruose ir šitas būtent pastatas labai įspūdingas ir didelis. Tai yra, kiek prisimenu, komunikacijos kompanijos štabas pastatas būtent. Būtent šiame rajone yra labai daug tokių didelių pastatų, aukštų pastatų ir daug kompanijų štabų yra, todėl labai didelis regionas ir daug žmonių čia dirba arba būtent čia aplinkui irgi yra mokyklų, universitetų ir taip toliau. Tai daug žmonių susirenka. Tai suprantama, kad 3 milijonai žmonių kiekvieną dieną naudoja Šindžiuku geležinkelio stotį. O būtent Šindžiuku rajone yra dar Tokijo prefektūros savivaldybės administracija yra. Čia yra pastatas, labai, kaip sakyti, gigantiškas pastatas. Ir kaip matote, yra labai aukštas pastatas ir tam viršūnėje yra apžvalgos aikštė ir tai net nemokamai galima įeiti. Ir labai puikus vaizdas. Iš ten būtent yra puikus vaizdas. Nežinau, ar dabar atidarytas, galbūt yra. Todėl, nežinau, einu tam matyti. Parodysiu jums vaizdą. Būtent apžvalgos aikštė yra 45 aukšte. Ir be manęs nieko nėra kol kas. Būtent čia yra vaizdai iš viršaus. Aš pirmą kartą naktį čia įlipau, labai gražu. Daug šviesų yra.一番でかいビル見えてくるじゃん。それの真ん中にオレンジ線がいて、あれがどういうことかめっちゃ遠いよ。そんななんていうのビルがないからあるけど
そんな綺麗じゃないんだよ。こう赤く光りが光ってないよ。Na ir apžvalgos aikštėje yra tokia suvenyrų parduotuvė yra. Daug galima kažką čia pirkti. Na ir aš tik išėjau iš pastato. Aš tikiuosi, kad jums labai patiko vaizdai. Aš manau, kad tai buvo labai gražus vaizdai. Na ir dabar jau prieš 9. Jo, todėl dabar po truputį man reikia važiuoti į autobusų stotį ir aš turėsiu naktinį autobusą. Ir sugrįžau į Ikebukuro geležinkelio stotį ir iš čia truputį reikia peškom eiti į autobusų stotį. Na, taip atrodo aplink stotį. Ikebukuro geležinkelio stotis yra, šiek tiek didelė stotis, daug žmonių būtent naudoja. Būtent čia yra prekybos centras ir čia būtent yra autobusų stotis. Ten toliau. Būtent čia yra autobusų stotis. Turbūt jau yra mano autobusas, galbūt šitas. Aš tikiuosi, kad jums patiko šiandienė kelionė. Čia baigiu video. Iki. Sveiki visiems! Neseniai pradėjau YouTube kanalo narystę ir įkėlusiu labai daug video iš Japonijos ir tada galite sužinoti ir išmokti daugiau apie Japoniją. Todėl prisijunkite prie mano YouTube kanalo narystės. Ačiū!